Sveiki kolegos, kadangi šiais naujais 2024 metais matomės pirmą kartą, visų pirma noriu visiems palinkėti ateinančių gražių medžioklių, saugių medžioklių ir gerų akimirkų gamtoje. Noriu su jumis pasidalinti pastaraisiais medžioklių įspūdžiais. Visa istorija prasidėjo po to, kaip gal prieš panašiai porą savaitėlių kolega parašė, kad pas juos plotuose juda vilkai ir, sakom, reikia važiuoti pabandyti juos prisivilioti. Aišku, oras buvo nestebuklai, bet entuziazmo buvo daug, tai galvojom, ką ten sėdėti namuose, važiuojam, pabandysim. Važiavom į plotus, pirmoji vietoj pakokėm, vilkų nei matėm, nei girdėjom, persikėlėm į kitą vietą. Po antro kaukimo su termovizoriu žiūriu, tolumoj 2 balti taškeliai ir ateina tiesiai į mane, bet ateina palei griovį, keliuku, taip gražiai, galvoju, nesu 100% įstikinęs, kad ten tikrai vilkai, bet daugiau nebelabai ten buvo kam ir būt ir plus ta eisena tokia kaip plėšrūno. Pats matot iš video medžiagos, tai paliksiu spręsti jums. Žodžiu, artėjo jie link manęs, bet niuansas tas, kad vėjas buvo nuo manęs tiesiai juos ir kai liko panašiai 500 metrų, jie pasisuko į šoną ir dingo iš akiračio. Galvoju, reikia kažkiek palaukti, gal darys ratą ir išlys kažkur kitoj vietoj, bet reziumė mes jų taip ir nesulaukiam, tačiau tą patį vakarą gavau pakvietimą į medžioklę varant. Nors iš vakaro sinoptikai žadėjo -17 šalčio, bet galvoju, važiuojam vis tiek, ne pirmą kartą prie tokių temperatūrų medžiojam, nieko čia naujo, žodžiu, svarbu gerai apsirengti ir judam pirmin. Bet atsikėlęs iš ryto pasižiūriu termometrą, rodo tik -7, galvoju, pradžia tikrai nebloga. Kaip matot, šone pravažiuojam Kėdainių Alpės. Kaip nevaisiau, jau su šunimu gale. Jie turėjo laukti čia, kol mes nenuštuoja. Viskas. Raičiuose gaudys. Tik išgirdo šunį laukti. Pasižiūrėkite, nes dabar gali mašinas. Labas rytas visiems. Šiandien medžiojam Kėdainių medžiotojų klube Aras. Užeidinėjom pirmam varimui, tai iš varimo jau matėm išėjo elniai. Dar kelios stirnaitės prabėgo, bet einant matosi tikrai žvėries veiklos yra, daug pėdsakų, tai aš jau stoviu vietoj, vyrai baigė užeidinėti, pradėsim varimą, o aš šiandien pamiršau liemenę, tai vyrai paskolino tokią gražią oranžinę, bet man atrodo su šitą liemenę gal dar gali tekti nuveiti ir pavaryti. Oras žiemiškas, bet iš tikrųjų nėra per šalta. -7 ar 8, man atrodo dabar, tai pats tas toksai yra traškėsėlis, nėra vėjo, žodžiu, turėjo liktai būti -17 prognozavo, bet atvažiavom, nuostabus oras, tai
Džiaukis ir medžiok. Kaip matėt, šuniukai išvarė lapę, bet kiek mačiau, tai pabėgo lapė sveikai, išnešė kailį, visi šūviai buvo pro šoną, bet dar kažką ten miške lojina, tai žiūrim, gal dar kas išleis. Kągi, kaip girdit, varau į arti, pirmas varimas eina į pabaigą. Kaip matėt, judesio tikrai yra, man ant šūvio niekas neišbėgo, bet, nu ką, medžioklėje visko būna, viskas fainai, tai laukiam, kol pasibaigs varimas ir keliausim toliau.
Kaip patys matėt, žvėries pirmam varime tikrai buvo, elniai pajudėjo iš pačio varimo dar prieš mums spėjant užstot. Tada buvo nemažai šūvių į geležinę lapę, kuri išnešė sveiką kailį, o šernai liko pačiam varime, nei šuniukai, nei varovai nesugebėjo jų išvaryti, nes jie trynėsi po eglėm, po krūmais, nenorėjo judėti išorę ir ant medžiotojų neužėjo. Prieš pradedant antrą varimą noriu truputį visus įvesti temą, kad paskui nebūtų bereikalingų komentarų. Kaip žinot, afrikinių kiaulių maro problema Lietuvoje niekur nedingo, o šiame klube yra tikrai pakankamai daug šernų, kurie daro žalą ūkininkų pasėliams, todėl klubas stengiasi sumažinti jų tankį ir intensyviai juos medžioja. Kas virš 10 minučių? Antram varimui ir tik tai atsistojus į poziciją iškart prabėgo šernas. Tai ant linijos šaut negalėjau, už linijos nebesimatė. Tai, žodžiu, judesiais vyksta, dar net varovom nepradėjus varyti. Jau girdėjau keletą šūvių buvo, tai manau, bus įdomu. Kaip matėte, ir man išbėgo šernai. Dariau porą šūvių, bet nematau, kad būtų nukrytę. Nors iš tikrųjų čia ir su matomumu labai prastai, tai po varimo eisim pasižiūrėti. Iš principo tai turėjau pataikyti, bet medžiokliai būna visko, tai matysim po varimo.
situacija tokia, kad po šito varimo pradėjom skaičiuoti laimikius ir panašu, kad medžioklę baigsim, nes prisidarėm labai daug darbo. Žodžiu, yra kažkas apie 20 šernų. Tai nežinau, kada mes čia pabaigsim medžiot, kada čia viskas baigsis, kol nulupsim, viską sutvarkysim, žodžiu, rimtai. Ir dar nuvažiavo kelių šernų ištraukti, tai laukiam, kol visi grįž, tada spręsim, ką čia daryti, bet panašu, kad medžioklė baigta. Kągi, kaip ir minėjau, medžioklę baigiam, prisimedžiojom pakankamai, darbo tikrai užteks visiems, tai dabar laukiam, kol atgabens visus sumedžiotus žvėris, pagerbsim. Man šiandien irgi pavyko sumedžioti porą šernų, vienas iš jų buvo kiaulė, truputį paskubėjau su šūviu, bet, na, ką padarysi, yra kaip yra. Tai keliaujam, pavalgysim vėlyvų pietų ir lauksim, kol atgabens visus sumedžiotus žvėris. Tokia rezultatyvi medžioklė gavos. Tiesą pasakius, senai mačiau tokius kiekius šernų medžioklėse varant ir veiksmo buvo tikrai daug. Ačiū Jums, kad žiūrėjot. Nepamirškit pasekti mūsų socialinių tinklų. Kaip visada, gražių akimirkų medžioklėse ir pasimatysim kitą kartą.